Į rikiuotę vietoj Arsenijus Buinickio teko ir dar šitą pakoreguoti dėl Edvino Girdvainio traumos. Pastaruoju metu žiniasklaidoje pasirodė labai daug įvairios informacijos apie pavojingą Žalgirio. Leliuga gali žaisti pats ir daro tai į skersinį. Niedzi antrasis šansas. Ir gelbsti dabar jau Kornelijus Timofejevas. Ekrano komanda, štai toks Žalgirio išpuolys jau pirmosiamis rungtynių minutėmis. Dar vienas patvirtinamas tam, apie ką tu jau kalbėjai. Žalgiris yra nusiteikęs ir toliau. Ketvirtą kartą šiame sezone iškovoti pergalę prieš Panevėžio Ekrano komandą. Dar kartą šis epizodas čia gražiai prasimetė kamuolį ir pasiruošė smūgiui. Iš tikrųjų, jeigu žalgiriečiai laimi šiandien čia, ko gero sakysime, kad tik laiko klausimas, kada jie tą titulą užsitikrins. Pavojinga situacija, Andželkovičius įvirpta, Ribokas turi dar vieną šansą. Ir dar kartą gelbsti dabar jau Žalgirio vartus Armantas Vitkauskas. Štai tas antrasis smūgis buvo labai pavojingas. Pirmasis, kaip jau matėte, pataikė į virpstą. Čia Ribokas pataikė į Dženičių. Man pasirodė, kad tarsi ledo ritulyje puolėjas pakeitė kamuolio skriejimo kryptį. Taip ir buvo. Ir suspėjo sureaguoti į tą epizodą. 15 minučių ir tiek, kiek pridės. Arbitras lieka žaisti pirmajame kėlinyje. Kol kas, nepaisant visų pastangų, nepaisant pavojingų situacijų, momentų, kai buvo pataikyta ir į skersinį, ir į virpstą, rezultatas vis dar 0-0 ir Žalgiris vėl su kamuoliu. Bilinskis vienas prieš vartus ir įvartis. Egidijaus Vaikūno perdavimas ir Kamilio Bilinskio 21-asis įvartis šį sezoną. Štai taip, vienintelė klaidelė turbūt, kurią buvo galima išvelgti per tas 31 sužaistą minutę ir Žalgiris baudžia varžovus, daro tai. Ekranas apsigynė, prasidėjo paskutinė minutė iš tų 90, kurios yra skirtos šiose rungtynėse, plus netrukus sužinosime, kiekgi laiko bus pridėta šiame mače. Ekranui tuo metu tęsiant savo ataką. Šturmas bus, tikėtina, kad gali būti, ne, čia. Jeigu teisingai žiūrėjau, 4 minutės. Opa. Raudona kortelė. Ir 11 metrų baudinys. Štai taip. Ir kasgi ten įvyko? Armantas Vitkauskas laukia priešininko smūgio. 1-1, tokio traktorių neištrauksi. Be variantų jokių. Arsenijus Buinickis patenka į komandos draugų glėbį, sveikinančių jį su įvarčiu, kuris čia net Kornelijus Timofejevas atbėgo per visą aikštę pasveikinti įvartį pelniusio komandos draugo. Tokie dalykai pavojingi, nes gali, kita vertus, kol ekrano futbolininkai negrįš į savo aikštės pusę, niekas įžaista nebus. Taip. Taigi 1-1. Ekranas buvo apdovanotas už tas pastangas, kurias matėme tiek pirmajame, tiek ypatingai antrajame kėlinyje. Dar kartą štai šis įvartis, nepaliekantis jokių vilčių Armantui Vitkauskui, nors kryptį ir pusę, į kurią bus smūgiuotas kamuolys, Žalgirio vartininkas ir atspėjo.